Antrasis termodinamikos dėsnis sako, kad visatoje viskas yra netvarkinga. Tai yra entropija, netvarkos matas nuolat didėja. Ir sudėtingose, kompleksinėse sistemose tokie netvarkos, neprognozuojami reiškiniai, kurios vaidiname chaosu, tapo jau savaime priimtina norma. Taigi ir jūs tikitės, kad visata yra netvarkinga. Ir vis dėlto mes galime stebėti spontaninės tvarkos pavyzdžių, tokių kaip metronomų sinchronizacija, džiūgaujančios minios efektas, sinchroniškas jonvabalių mirksėjimas ir netgi reguliarus širdies plakimas. Sinchronizacija taip pat yra labai svarbi mūsų smegenų funkcija. Taigi, kas sutvarko šios dalykus, nepaisant gamtos polinkio į netvarką? Kodėl tokios didelės atskirų osciliatorių grupės yra linkusios sinchronizuotis, kai yra vieni greta kitų? Apie tai ir bus ši paskaita – sinchronizacija ir chaoso valdymas. Iš tikrųjų, norėdami tą suprasti, mes turime grįžti apie 360 metų atgal į praeitį, kuomet olandų fizikas, matematikas, astronomas Christianas Huygensas, geriausiai žinomas dėl savo darbų optikos srityje ir dėl teleskopų konstruavimo, sukūrė pirmąjį veikiantį švytuoklinį laikrodį. Tai jis pirmasis sukūrė tokį švytuoklinį laikrodį ir jis buvo pirmasis mokslininkas stebėjęs ir aprašęs sinchronizacijos efektą dar 17 amžiuje. Kaip? Tuo metu Huygenso tikslas buvo padėti jūreiviams išsiaiškinti, kurioje pasaulio vietoje jie yra. Platumą galima nustatyti pagal Saulės ir žvaigždžių padėtį danguje. Tačiau norint nustatyti ilgumą, taip pat reikia žinoti laiką tam tikroje fiksuotoje vietoje, pavyzdžiui, uoste, iš kurio išvyko jūsų laivas. Taigi, Huygensas planavo pritvirtinti savo laikrodžius prie sunkios laive kabančios masės, kad jų neišmėtytų banguojanti jūra. Ir pagal jo planą buvo numatyta paimti 2 laikrodžius, jeigu vienas sustotų arba būtų sugadintas. Taigi 1665 metais Huygensas, būdamas namuose, išbandė šią idėją ir jo nuostabai jis padarė didelį atradimą. Jo laikrodžiai buvo pakabinti ant medinės sijos, kuri buvo uždėta ant kėdžių. Jis valandas stebėjo, kaip siūbuoja švytuoklės pirmin ir atgal ir pastebėjo, kad maždaug po pusvalandžio, gal kiek mažiau ar daugiau, jie pradeda spontaniškai sinchronizuotis. Taigi jis pabandė sutrikdyti tos laikrodžius. Užstatė nesinchronizuotus laikrodžius, bet praėjus tam tikram laikui jie ir vėl grįžo į tą patį suderintą žingsnį. Tik tais tada, kai jis atskyrė laikrodžius pavieniui, sinchronizacija išnykdavo. Kai jis juos sugrąžindavo, sinchronizacija grįždavo. Huygensas suprato, kad laikrodžiai buvo sinchronizuoti, nes buvo pakabinti ant tos pačios medinės sijos. Ji perdavė mechaninius sviravimus iš vieno laikrodžio į kitą, todėl 2 osciliatoriai yra sujungti per ją. Huygensas pirmasis pastebėjo tokią spontanišką objektų sinchronizaciją. Ir nors jis kokybiškai apibūdino tai, mokslininkai tik prieš kelis dešimtmečius išsiaiškino ir pradėjo tobulinti sinchronizacijos ir chaoso teoriją. Galbūt jūs jau matėte demonstracinę versiją, kurioje kelis metronomus pastato ant lengvai svyruojančios platformos ir paleidžia juos nesinchroniškai. Šių metronomų natūralus dažnis nėra visiškai toks pat, tačiau jie vis tiek susiderina. Kai didelės masės įsibėgėja į kairę, jos stumia platformą į dešinę, o kai įgreitėja į dešinę, platforma yra stumiama į kairę. Taigi sistemos masės centras visada lieka maždaug tame pačiame taške. Dabar, kai kitas metronomas nesuderinamas su pirmaisiais 2, platformos judesys suteikia jam tokį spyrį, kas pusę supimas ir pagreitina, tol, kol galiausiai jie sutaps. Ir tai veikia nepriklausomai nuo turimų metronomų skaičiaus. Platforma tiesiog eina taip, kaip dauguma metronomų ją stumia. Pakalbėkime apie gamtą. Pietryčių Azijos jonvabaliai sinchronizuoja savo blyksnius, lyg būtų tarpusavį surišti tarsi kalėdinės lemputės. Dėl šimtai, net tūkstančiai jonvabalių gali mirksėti kartu per tą pačią sekundės dalį.
Kiekvienas jonvabalis turi savo vidinį metronomą. Tačiau pavieniai jonvabaliai neturi būdingo ritmo, neturi būdingo to takto. Bet kolektyvinis ritmas atsiranda tik tais esant daugeliui, taip, susibūrusių jonvabalių sinergijai. Ta pati puikiai demonstruoja simulacijos, pradedant nuo atskirų jonvabalių, kurie tiesiog atlieka savo darbą ir tada galite įjungti jų sąveiką. Kaip tai veikia? Čia reikėtų prisiminti japonų fiziką Yoshiki Kuramoto, kuris remdamasis ankstesniais biologų darbais išsivedė sinchronizacijos modelį, kuris paaiškina, kaip sinchronizacija gali atsirasti visur, pradedant nuo širdies plakimo, neuronų žybsnių mūsų smegenyse, iki kintamųjų srovių elektronikos prietaisuose arba reiškinių, kurie vyksta kažkur visatos gelmėse. Taigi galima aproksimuoti visą populiaciją labai paprastu globaliai susietu. Globaliai susietu reiškia, kad kiekvienas elementas su kiekvienu, taip, turi kažkokią tai sąveiką, osciliatorių ansamblių. Ir gauti gerą matematinio populiacijos dinamikos modelį, kuris atitinka realią sistemą. Taigi dabar Kuramoto tas modelis reikštų, kad kiekvienas jonvabalis turi įtakos kiekvienam kitam. Bet šioje simulacijoje, taip, jeigu pažiūrėsime, jonvabaliai veikia tik jo kaimynai. Jei jis mato blikstę arti savęs, jis šiek tiek pastumia savo vidinį laikrodį į priekį, todėl jis mirksės greičiau, nei būtų kitų atveju. Dabar nuostabu yra tai, kad nors sąveikos yra nedidelės ir tik tais artimos, tai yra kaimynų, laikui bėgant jūs galite pamatyti bangas, sklindančias per visas jonvabalių gausas. Ir galiausiai jie visi pradės mirksėti tuo pat metu. Taigi metronomo, jonvabalio švytuoklės ar bet kurio kito osciliatoriaus padėtį galima pavaizduoti kaip apskritimo tašką. Tai parodo jo fazę, kurioje jis yra apskritimo dalyje. Taigi labiausiai, dešinysis tas kraštas atitinka 0 laipsnių, o kairysis taškas 180 laipsnių. Ir švytuoklės sviravimas pirmyn ir atgal mes matysim, kaip taškas sukasi tuo apskritimu. Kuo didesnis yra osciliatoriaus tas savasis dažnis, tuo greičiau tas taškas sukasi. Ir su dviem metronomais, su skirtingais dažniais irgi galime juos atvaizduoti ant to paties apskritimo. Taigi galima tą modelį matematiškai iliustruoti ir tą vadiname Kuramoto modeliu. Jame rašome, kad kiekvieno taško apėjimo aplink apskritimo sparta yra lygi jo natūraliam dažniui, plus tam tikra suma susijusi su jo atstumu nuo visų kitų taškų. Ir šio nario dydį, aišku, lems ir sukibimo jėga. Ir šis sinchronizacijos reiškinys, kas labiausiai žavi čia mane, yra universalus. Jis vyksta visuose gamtos masteliuose, pradedant nuo subatominio lygmens iki pat kosminio dydžio, taip? Ir jis naudoja visus gamtos komunikacijos kanalus, taip? Tai kokie tie kanalai yra? Tai yra gravitacinė sąveika, elektrinė sąveika, cheminė sąveika. Aš turiu galvoje, kad jūs vis tiek randate tai, kaip tos du dalykus galima susėti, kaip jie vienas kitą gali įtakoti. Taip? Gamta naudoja tai, kad dalykai būtų sinchronizuojami. Sinchronizavimas vyksta daugelį natūralių ir technologinių sistemų, nuo širdies stimuliatoriaus iki sujungtų lazerių. Papildoma saviorganizacijos forma atsiranda tarp vabzdžių, paukščių, tarp žuvų. Čia fazinė dinamika ir dar erdvinė dinamika yra susietos tarpusavį, tada mes tą vadiname spiečiais. Ne? O kam tai naudinga? Pavyzdžiui, širdies aritmija. Kas iš tikrųjų sukelia prieširdžių virpėjimą? Kaip galėtume sukurti geresnius defibriliatorius? Gerai, tai per maža sinchronizacija yra problema, bet ir per didelė sinchronizacija nėra gerai. Mūsų smegenys yra sudarytos iš maždaug 100 milijardų neuronų ir kiekvienas iš jų yra sujungtas su 10 000 kaimyninių neuronų. Tai yra labai sudėtinga kompleksinė sistema. Ir tie signalai stebimi, kai didelė grupė neuronų elgiasi suderintai, sinchroniškai. Taigi sinchronizacija yra labai svarbi mūsų smegenų funkcija, mūsų mąstymui, objektų atpažinimui, tai yra viskas yra sinchronizacija. Tačiau per didelę sinchronizaciją kartais gali būti žalinga. Ir būtent kalba eina apie Parkinsono ligą. Parkinsono liga yra siejama su patologinė sinchronizacija tam tikroje neuronų srityje.
Dėl to ima drebėti rankos ir kyla kitų problemų. Empiriškai buvo pastebėta, kad atsiradus Parkinsono ligos simptomams, dalis neuronų sinchronizuojasi. Kai ši sinchronizacija yra sustabdoma, ligos simptomai žymiai susilpnėja arba visiškai išnyksta. O ar žinojate, kad Lietuvos mokslininko Kęstučio Pyrago veikla šioje srityje yra ieškoti sprendimo, kaip su grįžtamaisiais ryšiais panaikinti perteklinę sinchronizaciją. Tai yra, kaip kovoti su Parkinsono liga. Įvedus į Google raktinį žodį pyragas, sistema išmes jums ne tik tai skanius pyragus, taip, bet ir gausybę viso pasaulio mokslininkų straipsnių, kuriuose yra minima ši pavardė. Jis yra daugiausiai kartų pacituotas mokslininkas tarp lietuvių mokslininkų, taip. Ir šiais metais, vasario 16 dieną, prezidentas įteikė profesoriui Pyragui, apdovanojo jį Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi už svarų indėlį į fizikos mokslo raidą ir už pasaulinio lygio atradimus, pripažinimą pelniusi vardą, neatsiejamą nuo reikšmingiausių fizikos mokslo laimėjimų. Taip pat būtų puiku sužinoti, kokios temos fizikoje jūs labiausiai domina ir kokias norėtumėt išgirsti plačiau, padiskutuoti. Taip? Tai raginu apie tai parašyti. Šiam kartui būtų tiek. Iki kito susitikimo trumpoje fizikos paskaitoje. Iki.